Mažytė detalė, apie kurią mažai kas galvoja, bet be kurios neįmanoma šaudyti iš lanko. Tuoj aš viską apie ją paaiškinsiu. Templės žiedas ir jo vieta templėje. Kaip nustatyti tą vietą? Pats žiedas gali būti nupirktas, bet jo minusas yra tai, kad jam reikia specialių replių uždėti ant templės. Pliusas, kad galima uždėti biškį vienoj vietoj, paskui pastumti į viršų ar į apačią. Bet dažnai mes naudojam dantų siūlą. Labai patogų ir praverčiantį daiktą. Su juo mes pririšam mazgelių ir turim vietą, į kurią remiasi strėlė, kai mes ją uždedam ant templės. Kad ta vieta būtų visada vienoda, labai svarbu šūvio taiklumui. Jos vieta, jeigu tai pažiūrėjus, templės atžvilgių, dabar mano strėlė žiūri šiek tiek į apačią. Jeigu strėlė žiūrėtų 90 laipsnių su temple, šūvio metu strėlė gautų smūgį į viršų ir nebūtų tokio taiklumo, kurio mes norim. Taigi, iš akies šitą žiedą reikia pastatyti va taip, kad strėlė šiek tiek žiūrėtų į apačią. Iš tikrųjų, strėlės vietą surandama kaip? Mes užfiksuojam kažkokią vietą ir šaudam ant 30 metrų, 3 strėlėm su sparnais ir viena be sparnų. Ir reguliuojam žiedo vietą iki tol, kol strėlė su sparnu ir be sparno ateina į tą patį tašką taikinį ant 30 metrų. Bet šaudyti turi jau šiek tiek patyręs šaulys. Pramoginiam šaudimui jūs maždaug padarykit va taip. Tas pats yra ir su rytietiškais lankais. Mes irgi taip parenkam žiedo vietą, kad strėlė pas mus žiūrėtų šiek tiek į apačią. Tikslus jos vietos nustatymas irgi vyksta ant 30 metrų su strėle be sparnų. Apie žiedą šiandien tiek. Nepamirškit paspausti laiko, prenumeruoti kanalą. Viso ko geriausio.